Magas, nes čia nieko gero nebus. Ateini čia tau triuką rodys. Problema tau neskauda, aš neturiu juoko. Aš ką tik tau išgelbėjau gyvybę. Tai ką, čin-čin? Čin-čin. Tai ką, sveiki, įsijungia dar vieną laidą pokalbiai prie kebių. Šiandien mūsų laidos svečias, vienas vienintelis, tas, kuris vis dar nelaimėjo Lietuvos talentų, iliuzionistas Justinas Malinauskas. Labas. O ką tu? Dar vis nelaimėjau Lietuvos talentų ir jau galvoju, gal reiktų nebeiti, gal reiktų jau... Bet jau nebeleidžia ar... Ne, gal dar leistų, bet žinai, po 3 kartų, aš kai finale dabar stovėjau paskutinį kartą, aš stovėjau šalia, ten visus mus, buvo išrikiavę, aš šalia stovėjau irgi dėdė toks su gitara groja, o visi kiti, vaikai, žinai. Ir man buvo biškitas sukirbėjo, kad gal jau aš dėdė ir gal jau reiktų, užleisti savo geriau dukrytei, duoti tokių triukų nupirkti, kur tikrai bus gerai, bet kad jinai nueitų parodyti. Šiaip baris būtų, nes Lietuvoje nėra. Užsienį yra buvę ir labai fainai, nes ne bet ką rodo. Išmetė nesenai. Mergaitė tokia buvo, neatsiminsiu vardą. Ir labai fainai, nes iš vienos pusės gal ir miela, bet iš tos pusės ten labai gerai triukai buvo. Ir savotiškai net įdomiau, nes vaikas kitaip dar biški rodo triukus vis tiek cute toksai. Jo, deliveris tas kitas fainas būna. Atvažiuok, pas mane yra standartinis klausimas, kurį aš visiems duodu. Kaip tu pats save pristatytum ir kaip tu norėtum, kad tave pristatytų? Jeigu renginys būna mane ir būna koks nors vedėjas, mane labai įvairiai pristato. Ir ne mane, visus magus. Yra ta klasika, žinai, slėpkit savo piniginės. Hogwartso mokytojas. Copperfieldo pusbrolis. Ten dar kažkaip prigalvoja, tu ateini dėžutę mažytę tokią savo expectations tokie, arba kaip tik expectations, kad vagis ateina ir man yra buvę tikrai. Gažink 2 eurų. Iškart, ne, buvo taip, kad pristatė taip, bet taip, grinai, dabar jūs apgaus, dabar jisai jūs vos neapvoks, viską saugokite, pasitikim Justiną. Ir ateini ir visi sėdi, taip, žinai, kur bijo pajudėtų, sakai, ko vardu, jis sako, ne. Tiesiog, bijo, nes nežino, ko tikėtis, tai kažkaip taip nefainai, aš jeigu save pristatinėju, sakau tiesiog iliuzionistas, vieną šitą, nors ir vedu renginius, kitų dalykų darau, bet iliuzionistas turbūt geriausiai atspindi, nes čia pagrindinė mano veikla. Jeigu prašau, kad kažkas pristatytų, prašau irgi, kad sakytų tiesiog iliuzionistas, Justinas, Malinauskas, nesvarbu. Mano kolega ir draugas Tomas Šimkus, jisai sakė, labai dar fainas, kaip jisai yra sugalvojęs, kaip jį pristatyti, kaip jis prašydavo, kad jį pristatinėtų. Tomas, sakykit, ir aš irgi esu pabandęs, tiesiog Justinas. Ir kai tu ateini, tu pats tada jau prisistatai, daugiau gali papasakoti, ten iliuzionistas, kodėl ir kaip ką. Nes man atrodo tikrai geriau kartais taip, negu kai, žinai, ten prikuria... Iškuria expectations. Tu gali pabandyti kažkokį pristatyti, Max blogai, kaip galima būtų magą pristatyti, su visais slėp piniginės. Čia aš spėju, tiktų tas pats kaip komedijų pasirodymas irgi, kur, nėra nieko blogiau kaip pristatyti. Va dabar tai juoksitės, kiek dar nesijuokėt pačiam gyvenime, susijėmė už pilvo būsit, tai spėju kažkas iš magijos irgi, kur jeigu uždėdė etiketės, kad, daug tikėkitės, kur, pamatysit triukų, kokių dar nematėt. Davidas Copperfieldas yra duhas, palygina su šitu. Jo, rūko kamputį. Jo, yra, tai buvo. Ir jeigu tokį ir tada rodai, žiūrėjai, tavo kortą į viršų atėjo. Jo, ir tada tu ateini ir tu pradžiai, vis tiek triukas nebūna, ateini ir ten kažkas iškart. Ten yra triuko įžanga, viską. Ir Hebra laukia, kada tu statulą pradanginsi. Teta. Kada liūtas iš kepurės išlįs. Jo, ir jie tada, žinai, tai čia nėra Copperfieldo lygiai. Toksai iš karto, tai man atrodo geriau. Tai geriausiai, tiesiog man kuo trumpiau, to geriau. Justinas iš vis fainai, kaip pristato per renginius. O šiaip iliuzionistas, sakau. Kiti, aišku, irgi ten būna, dažnai klausia, iliuzionistas, magas, fokusininkas, kaip nori, burtininkas ten. Čia irgi ilga diskusija, bet iliuzionistas kažkaip lietuviškai turbūt geriausiai. Nors magician vertinys gal magas būtų, magas biškiai asocijuojasi, kad jau to čia ateis ir actų šlakstyti krapylą darysi visiems. Jo, tai egzorcizmą. Tai gal tiesiog iliuzionistas geriausiai. O kai sakyti, kad be expectationų būtų, gal tiktų net, dabar atėjo žmogus į sceną, po kurio sakysit, ką, blėt? Būtų labai fainai. Kaip reakcija, žinai. Jo, mes kai darėm, dabar metų nepasakysiu, primėsiu gal 17 kokiais, 3 iliuzionistai, aš, Tomas Šimkus ir Modestas Petrikas darėm 3 iliuzionistų pasirodymą Tamstoj, Vilniui. Ir iš to kaip ir viso projekto
vadybininkas, režisierius, viskas buvo Paulius Ambrazevičius. Jo, nes mačiau, kad su humoro klubo plakatai buvo. Jo, ir jisai, toksai, kaip čia pavadinimą sugalvoja, jisai, jeigu gerai paminu, jis ir sugalvoja, tai nepatikėsi senį. Tai vadinasi. Kuris jau irgi biškai kabina, nes tai yra, kaip tu sakai, tai yra per emociją eina. Nesako, 3 iliuzionistai, ten 3 panteros, ten 3 tenorai. Ne, tai yra nepatikėsi senį. Ir kiek aš esu pasakas ir kitiem, ir kiek savo kitų pavadinimų pasakas, sakė, šitas geriausias vienareikšmiškai būdavo. Nes jisai nekalba net apie žmogus, jisai realiai, apie emociją, kurią tu tikėtum, kad gausi. Parduoda tai, ką tu gausi šou metu. Jo, bet ne tą, kur juoksitės už pilvų susiemė, nes čia kaip būna, prisižiūri magijos triukų, kaip daro užsienyje, prifilmuotų gatvėje, ar ne, ir tu žinai, kad ten yra fake reakcijas. Su aktoriais. Su aktoriais, nes tu žinai, kad tokių reakcijų nebūna. Kad lakstytų. Būna, retai, man irgi yra buvę, kai pabėgo. Ne, jau dodžiam rodai, žinai. Nu, jo, ir man irgi yra buvę, kur pabėgo bičias rėkiai, ten iki miško grįžo atgal. Yra buvę, bet tai nėra, kiekvieną dieną tokios reakcijos. O ten toks įspūdis. Ne po fokuso buvo. Bet po fokuso buvo, jo. Bet jo, o ten tu prisižiūri, tu tą galvoji, jo, ta prasme, ten jo triukai yra wow. Kad tu supranti iš kitos pusės, dar kas yra baisiausia, aišku, tas internetas, čia iškart jau perėm kažkokią temą, tas internetas yra pilnas visokių tokių video, kur yra, tu iškart gali pasakyti, kad tai yra fake, ne dėl to, kaip reaguoja, bet dėl to, kad aš žinau, kad jeigu aš dabar, biškai parodys, jeigu aš dabar, kuri kamera, šitą, tarkim, jeigu aš jiem rodau ir tu žiūri ir aš padarau kažką, žiūrovam atrodo, eik tu savo, o tu reaguoji taip pat ir tu čia šokinėjai, nors iš tos pusės jisai matosi, metodas matosi. Tai yra tiesiog, neįmanoma, o kaip mes ir kalbėjom čia, kiti atvariau, labai sunku sufeikint tą nuostabą tikrą. Ir matosi pišiuką visą laiką. Tai mes jau gan netrumpai pažįstame. Tiesiai šviesiai tada. O kiek laiko jau užsiėmė tuo žmonių apipisinėjimu? Tai galima tiek padaryti. Man dabar Tram 7 ką tik suėjo. Nuo maždaug buvo keli etapai. Aš 9 metų ar 10 gavau knygą. Vitos Aldžiūno, Fokusai. Faina tokia knyga anų laikų. Išmokau kelis triukus, rodžiau giminių baliukose. Tikrai labai fainai buvo. Ant taburetės. Jo, ir labai smagu, nes, vėlgi, cute, vaikas rodo. Jo. Ir šiaip visai geras, triukas, kur, žinai, susižvalgo, žinai, senelis su teta, žinai, tipo... Ir kur, žinai, įdomiau negu tie patys eilėraščiai kaip kitų anūkų. Jo, jeigu norit išsiskirti iš visų kitų anūkų, išmokit magijos triuko, ne eilėraščių. Tu galėjai daryti vos ne anūko turas per visus giminės balius, žinai, tipo, tas anūkas. Realiai beveik taip ir dariau. Realiai beveik taip ir buvo. Sakau, jūs tokai bus kai triuko. Aš dar saksofonų grojau, tai reikėdavo ir saksofonų pagroti. 8 metus lankiau. Jo, bet, ir paskui biškai užmečiau, ir maždaug 15 metų, 16 aš vėl taip stipriau pasiėmiau, bet taip, iš esmės. Pradėjau turbūt nuo kortų triukų tada jau. Jo. Ir aišku, čia buvo tie laikai, kai dar YouTube'o nebuvo. Knygų, 3 turbūt per visus knygynus, kad tu rastum. Lietuvoje ypač siūstis nebent. Tai va, ir dar sunku siūstis, tais laikais buvo, ten kreditinę kortelę reikėjo būtinai turėti, man tik tai dėdė berods turėjo linkėjimai Egiui, jis taip perduodu. Pirmus triukus mane išmokė, kur sakiau. Tai va, ir tada kelis nusipirkdavai, bet šiaip turėjau irgi draugą, irgi Marių. Jisai irgi kaip hobis jo buvo, tai jis irgi kelis mokėjo, mes kai susitinkam, mes jau realiai pradžioje draugam visiems parodom, tada einam į kambariuką ir viens kitam papasakom paslaptis, tu realiai moki dvigubai. Tai va, ir tada pradėjau daugiau domėtis, radau, kur biškai atsisiųst galima, kaip eini ir žiūri radai. Žinai, jau kompė video ir mokysi. Ir pradėjau taip, kad tiesiog per daug sudėtinga atsisiunčiau tutorialą, kur neišeina niekaip. 1, 2, 3 dieną, 4, gal kokią 5 dieną žiūri biškai išėjo. Ir tiesiog supranti, kad reikia, kaip laiko to brūžinti, jo. Triešą. Ir tas labai užkabino ir viskas, ir nuvažiavo. Tai 15, tai 22 metai kokie. Pradžioj buvo kaip hobis, jo, tiesiog draugų draugam ir taip netyčia gavau ir pirmą komercinį pasirodymą. Tiesiog darėm vakarėlį, buvo mano krūva draugų ir buvo kiti draugai, draugų draugai, kurių nepažįstu. Tai tavo draugai, aišku, jie tą visą suportina, paploja, viskas fainai, bet ta tikroji publika yra tie, kurie nepažįsta. Jie reaguoja taip, kaip reaguoja, arba patiko, tai ploja, ne, tai, iš mandagumo matai. Reakcija iš karto. Jo. Ir vieni viena pora ir sako, labai fainai, sako, norėtume pakviesti savo vestuves. Kiek kainuoja? Aš sakau, aš nežinau, aš taip toli negalvojau, aš tik triukus mokiausi, aš net neplanavau, kad čia šitą, ir nuvažiavau, ir buvo, jo,
pirmas renginys kokiais 10 metais, 20, tai kiek, kaip 15 metų gal kažkas, 14. Šiaip aš paskui tada galvoju, jo, viskas fainai, reikia pabandyti, kad tai būtų pagrindinė veikla, komercinė. Aš kažkaip mačiau labiau, kad aš būsiu tas iliuzionistas, kuriuos kviečia, kaip pramoga bus tokia, pavyzdžiui, vyninė kokia nors. Hebra sėdi, žinai, poreliam ten šitą ir tave pasamdo vyninė, tam, kad... Kad entertainintum. Jo, savo klientus, kad jie norėtų grįžti. Užsienį būdavo, man atrodo, tuo metu taip... Kur visose matros ten reikia... Jo, faktas, ten labai. Ir aš vyniniai dirbau per visą savo karjerą gal 3 kart. Būtent tokiu formatu. Būtent vyniniai. Būdavo pastoviai visai kitokie renginiai. Įmonių renginiai, asmeninės šventės. Ir jo, vėlgi visai kitaip, nes įsivaizdavau, kad vieni triukai bus, taip susidėsiu kišenėse, ten pasikeisiu. Ne, pasirodo, reikia tiesiog 5 minučių, kad atsistotum ir jokių kišenių, tu atsistoji ir darai. Negrisiai, dabar biški parūkykit, aš dar biški, ten persidėsiu dėžutę ir grįšiu. Ne, ir iš tos pusės manau, kad taip kaip dabar yra, tie formatai, man jie tinka. Ir beje, irgi, pavyzdžiui, Lietuvoje yra labai populiaru, čia jau labai taip lendam, jeigu įdomu, jau ką iškirpsia. Lietuvoje yra populiaru turėti va tuos, pavadinkim, stage'us, sceninius pasirodymus. Reiškia, ateina magas ir rodo visiems žmonėms, tai būtų 200, 500, 40. Visiems vienu metu. Tai yra, tas sceninis pasirodymas, tai kad visiems. Man teko daryti pasirodymus su kitais magais, yra toksai Amsterdam Magic Show. Jie anksčiau kas mėnesį darydavo, dabar kas savaitę ir ten pasikvietė mane. Nuvariau ir jie dėl ko daro. Ten, aišku, labai fainai, jie visada soldautus daro, nes pilna turistų ir angliškai. Bet jie daro ir dėl to, kad šiaip, pavyzdžiui, Nyderlanduose iliuzionistus dažniausiai samdo, kad jie tiesiog vaikščiotų tarp žmonių ir rodytų mažom grupelėm. Ta mikromagija vadinama. Tas close-upas gali. Jo, ir jiem labai, tas close-upas, o jiem labai trūko, kur mes galim sceninius padaryti. Tokius, kad visiems įtraukti, nes ten daug žavesio yra. Tu gali labai apžaisti, tu gali vieną įtraukti, kitą. Subondinti žmonės. Jo, ir daug dalykų padaryti, vėlgi, didesnis rekvizitas, tada mikrofai, nežinau, apšvietimai, žaidi su muzika, viską. Ir jų beveik niekas nesamdydavo tokiem, ir jie pradėjo dėl to daryti. Ir aš kai atvariau, sakau, Easy, sakau, aš tai, pas mus tas pagrindai ir vyksta, ir jie labai pavydėjo tada, nes sako, jie yra tų pasilgę, tokių didesnių. Tai Kiek aš žiūrėjau, buvo tavo magijos šou, durų kodas 38. Paskui vienas paskutinių, kur daugiausiai atkartoji ne į mikrofoną. Jo. Ir tada buvo labai senas, pasakysiu, jeigu iškirpšite, jeigu labai gėdingas, radau plakatą labai seną. Vienas pirmų tavo šou, kas čia atidaryta dabar žiūrėjau, kur skani magija. Iliuzionisto Justo vakaras. Labai tobulas plakatas. Na, biškai, paskrolink į viršų. Smuklėje žaryje. Jo. Ai, čia buvo tas atvejis, kai mane pasamdė čia prie Radviliškė berods, gal net, šalia. Jo. Pasamdė mane klientam, va čia tas buvo, kur atvaro staliukais. Čia gal tai kaip vyninė apskaitęs, ar ne? Kaip vyninė, bet ten tikrai ne vyninė. Ir jo, ten ale vakaras, kada bus magijos triukai. Ir čia turbūt įdomiau yra, kad Justo, aš dar, čia šiaip Justinas, ir dar skani magija. Aš kai pradėjau, prie to gal čia įdomiau, nes čia nebuvo mano organizuotas, jie sako, čia kaip žinai, dabar paskambintų, nežinau, Gry London ir sakytų, ar gali mūsų juodąją buhalteriją pradanginti. Jo, ir dar plus parodė triuką paskui ir svečiam. Ir jie tada bam tokį prikabintų ir Justo vakaras. Bet čia turbūt įdomiau yra tas plakatas, jeigu tu iš arčiau parodysi. Aš kai pradėjau daryti savo šitą veiklą kaip komercinę, kažkaip tai mes susėdom tada, dar tada ne žmona buvo, dar tada, draugam ir sako, mes taip kažkaip galvom, tiesiog pasivadinti Justinas, Justas, yra Tomas Vašimkus jau darė, triukus ten, Nikolas buvo, Modestas jau, manau, irgi darė. Ir tai aš galvoju, jeigu kažkaip visai kitaip pozicionuoti, nėra varda, ne vardas esmė, nes ne aš darau tokius, aš tą ir akcentuoju, mes visi darom, mes kūriam. Ir taip, žinai, kaip būna, kaip per tolį brainstorminį ir jau, žinai, kai aukšto materijom. Jo, ir mes, žinai, mes realiai kuriam, mes realiai gaminam, mes gaminam gerą emociją, ten kažką, tai mes kaip šefas, aš kaip virtuvės šefas, aš esu kaip magijos šefas. Tada gerai, o tai kokią mes magiją padarom? Skanę. Skani, žinai, galvom, jo, ką reiškia skani? Skani yra tokia, skaninga, žinai, kaip būna, pasižiūri, sakai, spektaklis, blemas, skaniai čia buvo. Skani magija buvo mano kaip brandas, nežinau net kaip pavadinti.
Ir aš kelis metus, nebuvo Justinas, Justas, mano buvo skanimagija.lt. Ai, okei. Buvo grinai, ir ten jau randi, kad Justas, Justas dar save taip, šiaip Justinas, ne. Kada aš sugalvojau, kad reikia keisti, kai paskambino, sako, sveiki, čia turėsim renginį. Jaučiu Ernst & Youngai paskambino, net ir įmonė tokia, rimta, sako, čia mes turėsim tą žmonių, neatsim, bet ką sakau, 80 ir ką galit pasiūlyti. Nes sako, mums reiktų ir užkandžiai, kad būtų, ir šalti, ir karšti. Ir man tas toks permušė, žinai, gali taip reaguoti. Aš bandžiau, man permušė biškis, aš tai sakau, o kur jūs, sakau, radot kur nors svetainiai pas mane, kad tipo, maistas, tu ten, sakau, stovit, va. Ir čia beje pasiskolinau irgi iš draugo, iš Vytauto tokio, tą tikro šefo, tą kostiumą, tą, nežinau, aprangą. Ir sakau, nežinokit, sakau, aš iliuzionistas. Ir jiem, kas? O tai kodėl skani? Sakau, žinokit, nepadėsiu, net nežinau, ką parekomenduoti. Ir man atrodo, kai antrą kartą paskambino, irgi tai vat, galvoju, reikia kažką gyvenime keisti. Ir tada tiesiog likau, kad vardas pavardė. Tai skanimagija mane, kai kurie magai dar prieš kelis metus atsimenu, o skanimagija atėjo. Dar traukdavo per dantį, ateini, o skanimagija bus šiandien. Bet čia, kaip čia, dalis istorijos, tai... Jo, tas kas suformavo su Bildina, tipo, žinai. Nes kai sakai, buvo skanimagija puslapis, tavo puslapį irgi buvo atsidaręs ir tavo aprašymas yra, kad magija kartu su stand-upu, tipo, žinai. Nes mes prieš tai dabar kalbėjom, tipo, nes atsimenu, mes ir susipažinom, man atrodo, pirmą kartą, kai aš buvau atėjęs į Open Mic'ą Kaune, Džampabę, pasitikrint, kaip tai veikia, kad prieš lipant pradėti, tipo, žinai. Ir kaip tik tu buvai tavo pasirodymas ir mes paskui apie magiją užsišnekėjom, tipo, ir susibičiuliavom. Bet aš magiją rodžiau ant scenos. Jo, tada triukai ten buvo. Tai vat kaip, ar tavęs stand-upas žavi ir tu eini ten treniruotis bairiukų tų triukam rodyti, ar kodėl ten eini? Ar reklamą gal? Jo, aš jau kelis kartus, nes visų pirma, man pasirodė, kad ten fainas vaibas ir ten tokie žmonės, kurie mėgsta kokybišką pramogą ant scenos. Užsienyje yra labai daug, netgi comedy and magic clubs, net yra specialiai, net specializuojasi, tokių, kur yra ir stand-upai, ir magija. Ir aš pagalvoju, kad visai fainai. Ir aš kelis kart, kai lipau, kelis kart tiesiog for fun, pačiam. Berods, jeigu paminu tada Kaune, kai buvom, aš lipau dar dėl to, kad buvo atvaręs mano bičiulis iš Berlyno, komikas, šiaip jis originaliai iš Naujosios Zelandijos yra. Ir jisai buvo kaip tas, kaip čia, headlineris, jis buvo pabaigoje, pradžioje mes jo. Tai jis atvarė, nes mes susipažinom beje Berlyne, aš ten ėjau Open Mic'ą, irgi triukus rodžiau. Jisai stand-upino, man labai patiko, aš Pauliui Ambrazevičiui parekomendavau, jisai susisikė, pažiūrėjo, kontentą, sako, davai, jis pasikvietė, Paulius. Darėm Vilnių, darėm Kaune, su juo. Open Mic'ų vakarai ir pabaigoje buvo headlineris Willy. Ir, Willy mane įkalbino, sako, tipo, aš lipsiu, sako, tu ką, tipo, tik žiūrėsi? Davai, sako, ir tu lip. Sako, tai triukus parodysi. Viskas, ir man atrodo, čia buvo tas atvejis, kai aš lipau dar dėl to, kad, žinai, kaip, ėjau, nes draugas ėjo. Čia pas mus buvo... Vienas nenorėjo. Vienas į mokyklą stojo ir kitas. Kodėl stoji, nes draugas stoja, bet draugas neįstojo, aš įstojau. Tai aš dabar čia būsiu. Dabar turiu tas egzaminas. Tai va, tai čia buvo, man atrodo, tas atvejis. Okay. Bet šiaip tai jo, fainai būdavo parodyti triukų ir Open Mic'ų vakaruose. Kartais labai lengvai. Visada irgi priklauso gal nuo visko turbūt, ar ne? Yra buvo ir sunkesnių, aišku, atveju, bet vėlgi su triukais yra kaip kažkas, man atrodo, iš Pralaušk vieną šaltą hebrą. Sakė, kad biškai gal not fair, nes mes kas esam, ir čia, logiška, mes iliuzionistai, mes esam prop comedians. Tai reiškia, kad mes, dirbam dar su daiktais ir mes dirbam su kitais, kaip čia, toolsais, su kuo galim pasiekti kažkokį, bendrą rezultatą. Tai net jeigu nepais bairiai, tu vis tiek, nustebinsi su triuku. Not fair biškai iš vienos pusės, ar ne, nes, po žiauriai gero triuko efekto eit paskui kažkam tai ir tiesiog stand-upint, tiesiog kalbėt, ten buvo, žinai, ten atsirado, išnyko kažkas. Biškai gal kiti, magas po mago, kai einat, tada kaip ir logiška. Jo, tas wow efektas žmonėm, publika ganas. Hebra dar galvoja, kaip įvyko, o tu jau turi klausyti kito, bet tu dar vis galvoji, gerai, o jeigu aš būčiau kitą, žinai, pasakęs ten skaičių ar kortą.
Biški yra tas toksai, tai, nu, aš... Jo, lieka, nes tada reiktų jau daryti arba paskutinį headlinerį. Tai va, mane Paulius būdavo dėdavo į galą, aš atsimenu kartais. Arba prieš pertrauką, teisingai. Arba prieš pertrauką jo, tipo, žinai, nes tada jo, būna sėdė ir tada, bet kaip jis padarė? Ir, tipo, publika aplinkui ten vos ne visi lūžta, sėdė, bet kaip ta moneta atsirado kolai? No. Tas jo. Jo, tai va, tai fainai būdavo, nu, anksčiau dalyvavdavau. O esi lipęs be bair, tiesiog stand-upą daryti. Bet triuko? Jo, vieną kartą. Dabar galvoju, ar pernai, ar užpernai. Tiesiog sugalvojau, kad, nu, vat, reikia pabandyti. Tai Čia kur buvo? Humoro klubo Open Mic'as Tamstoje. Ir kodėl lipau, nes aš darau va tą, kaip minėjai, tuos viešus renginius, ne į mikrofoną vadinasi. Ten yra taip, kad to savo magijos vakaro metu aš ir triukų rodau ir pasakoju daug visokių istorijų iš iliuzionisto gyvenimo. Kur pirkti triukus, kokių triukų nepirkti, ką daryti, jeigu neišeina, ką mes darom, kur keiščiausiose vietose, ką mes surodęs triukų ir taip toliau. Ir pasižiūrėjau, kad ten visai realiai irgi yra kaip, nu, ten yra toks storytellingas gal labiau tas žanras, turbūt reiktų vadinti, bet ten yra ir daug visokių humoristinių vietų. Galvojau, nu, čia realiai okei, tai čia gali eiti stand-upinti su šituo, tai einam į Open Mic'ą. Jo, tai fainai buvo, bet nebuvo lengviausias mano vakaras. Okay. Jo, supratau, kad dabar aš tiesiog pasakoju ir dabar, o mano, kaip čia punchline'as dar yra, nu dar po kem sekundžių maždaug yra. Nes ten yra įdomu, aš turiu užbilint papasakot, kaip tas triukas ten neišėjo. Bet jau Hebra dabar laukia kažko, tai bent kažkokio tarpinio kablelio, kada galėtų bent nusišypsoti. Ne, dabar čia rimtai klausykit. Ir tas supratau, kad jo, nu, jeigu vėl reiktų lipti, tai reiktų tiesiog, nu, kitaip... Sutrumpinti. Sutrumpinti tą pačią istoriją, tiesiog pasakot, nu, biškai kitaip. Gali būti tas pats, bet struktūra gal kita. O galvoji tiesiog for fun, tipo, nes tu dažnai eidavai, tipo, tu komedijai toj esi, tipo, ir jau Open Mic'us varydavai, dar kažką, ir vat, su kitais komikais susibendrauji iš užsienio net, tipo, negalvoji tiesiog pradėti bandyti lipti, tipo, pastandapint? Aš labai norėčiau, bet turbūt per mažai noriu, nes jeigu labai nori, tai ir padarai kažkada. Būtum užsirašęs. Tai aš būčiau užsirašęs. Ačiū kartais, nes rodo, yra, aš iš vienos pusės gal norėčiau eiti kaip iliuzionistas, ir daug pasakoti, nes mūsų profesija tikrai labai yra tokia, nu, daug ko kitokia nuo visokių kitų. Nu, blema, čia turbūt vienintelė pasaulyje profesija, kur tave googlina, susiranda, išsirenka, paskambina, parašo, susitaria, avansą perveda užsakovas, pasitinka, kai atvažiuoji, pristato ir vis tiek tas pats užsakovas būna laukia, kada tu susifakinsi ant scenos. Ir tik ir laukia, kaip supistau triuką. Man atrodo, nėra daugiau profesijų tokių pasaulyje, kur būtų va tai, vat. Nusipirkai bilietą skandi lėktuvui, nu davai, gal neišsiskleis rat. Nu, tu visai nėra tokių. Arba gali būti, kad eini į oro uostą, galvoji skrisi į Ameriką, pamatysi Great Gatsby. Klysta net patys. Tu minėjai taip pat tos pasirodymus, o pavyzdžiui, koks buvo blogiausias ir geriausias pasirodymas? Tie blogiausi, nu yra turbūt, arba jeigu koks nors triukas nepavyko ir tas, kaip tu įsisukai, turbūt nebuvo geriausias būdas, nes visą laiką kažkaip įsisukė. Nu, kad kažkas siūlytų labai laužą užmest ar ten rimtai, ta prasme, susidoroti ar ką, nėra buvę. Yra buvę tikrai, kur tu darai ir tau pačiam vienam, atrodo, reikia. kur tau nereikia tiesiog. Jo, kur. Bet ten tiesiog tikrai nieko nereikėjo, ten tiesiog gero didžėjaus reikėjo, kuris paskui grojo ir visi tūsino. Net labai geras komikas pasirodė tame renginį. Irgi nieko, ten tiesiog reikėjo ne pramogos kažkokios, o šitą. Leis, kad spėsi buvo įmonė šventė. Buvo įmonė šventė. Tai taip. Logistikos įmonė šventė. Bet dabar galvoju, kas labai blogo yra buvę. Nu, yra buvę tokių labai keistų. Nu, tarkim. Man atrodė, kad faina idėja, kai mane pakvietė pasirodyti kazino gimtadienyje, man atrodė, kad yra faina idėja, dėl to, kad ten kortos, ten šitą, pas mane irgi kortos, šitokie susisiekiantys indai, bus, nu, okei. Sueina vien su kitu. Sueina, tai jo, tai Šiauliuose vyko, Šiauliuose buvo labai seniai, čia buvo vienas mano pirmų renginių, ten pirmų 20 pakliūna. Ir aš atvariau, jo, ten, kai tu atvarai kaip performeris, tu pasirašai, kad nieko nežaisi, negali net prieiti, tada taip vedė Bingelis ir Šilanskas,
Niekas nesiekia. Jau gerai skamba. Jo, į vienas iš kito, žinai, kur anegdotų juokis, o čia geras, ar aš to negirdėjau, aš dar vieną turiu, žinai, grįžta vyras. Ir aš... Jie podcastą darė, tiesiog. Jo, ir aš žiūriu, žinai, gal 7 žmonės, aš tarp jų, nes aš to įlipsiu ant scenos. Ir žinai, kur tu turi plot ir dar vaikščiot, kad atrodytų, kad iš visų kampų ploja, nes šiaip aš vienas ploju realiai. Tada šio Galvaitė, jeigu gerai pamenu, dainavo. Nu, niekam neįdomu, tai ne to Hebra atėjo. Atėjo Hebra pažais ir atėjo free drinkai buvo, man atrodo, tai atėjo tiesiog pagerti. Okay. Ir tada mane išleidžia. Ir va tas yra, kad, nu, šiaip jo, triukai pavyksta. Nu, aš jos moku. Nėra to vaibo tokio, kur tu rodai, duodi žmonėm, gauni iš jų, žinai, ten bent kažką, net būtinai plojimus reakcijas. Tiesiog. Vieną antrą triuką rodai, tada galvoji, visą laiką gera, kai triukus rodai, va visi magai, žinai, tu į priekį projektuoji, jūs turbūt, va, žinai, projektuoji, gerai, tą bairį prakirpsiu paskui, gal tą sujungs, o, tas turėtų sueit, nes čia juokas. Yeah. Mes irgi projektuojam tą ir dar kitą, kad tu galvoji, kurį kviesi žmogų kaip asistentą. Kitam triukui galvoji, va šitas bičias labai tiks, žiauriai gerai, toliau darai triuką, pabaigai, atsisuki, jau jo nėra, jis jau ten, žinai, prie automato ten baksnoja. Ok, nu, net neužsilaiko, Hebra, nes, nu, daug pramogų ir šitą. Ir galvoju, nu gerai, kas gali būti blogai? Nu, nesumokės. Nu, pamoka, viskas tvarkoj. Ten, va, čia scena, atsimenu, ten toj pusėje užsakovė ir organizatorė. Pasižiūri taip vieną kartą, antrą kartą, nu, ten nelabai laimingi veidai. Ir tada iš tos, tai va, irgi, sakau, iki dabar likę, čia, va, iš tos pusės gal 5 bičiai ateina, 4-5 vietiniai. Ir čia dar buvo tie laikai, kai, žinai, su grandinės yra svarbu, žinai, bet tos tokios, žinai, kur čia. Jo, ir, žinai, tipo, ir man vienas iš jų, žinai, visą laiką Hebrui yra vienas kozirnas tūzas. Vienas yra, ir jisai man kažką, magas, tipo, jis be mikrofo, aš su mikrofonu, jis garsiau kalba. Sako, dabar aš tau rodysiu triuką. Random, tiesiog. Ką tokiu atveju šiaip reikia daryti? Tokiu atveju reikia, nu, šiaip nesivelt, nes čia nieko gero nebus. Čia bus, nu, kažkoks konfliktas. Ko jis nori dėmesio. Realiai, šiaip. Aš jam galiu duoti kažkokį, šiaip ir turėčiau duoti pagal viską dėmesį, aš jam galiu duoti kažką, nežinau, dėžę pasaugot, vokais, jau susisvarbus. Paspalvint, bet jisai jau, žinai, jau su kortų kaladę ir man duoda traukt kortą. Jo viena koja dar ne ant scenos, kita jau ant scenos, nesupras. Ir viskas, pilna žmonių aplinkui, nes įdomu. Čia jau konfliktas. Žinai, kaip būna renginys, groja grupė ir galvoja, kodėl niekas neklauso, niekas nešoka, visi laukienės muštynės, ten tikrai yra įdomiau negu grupę klausyti. Tai va, ir jo, jis man duoda tą kortą traukti, plastikinę, nes jis gavo dovanų, nes laimėjo, ten something, kur pats biški, žinai, su triukais, plastikiniu mes nenaudojam kortą, jos elektrinės, negerai. Nu ir ką, nu aš gerai sakau, nu ir aš įstraukiu tą vieną kortą ir aš ją laikau. Ir jisai tipo bando mintis skaityti, aš žiūrėk atspėsiu, žiūrėk į mane, o pas mane, tarkim, yra kryžių 5. Įsivaizduok, kryžių 5. Ir aš turiu, tipo, jis sako, žiūrėk, pas tave yra būgnų 7. Ne, pas tave, sako, yra būgnų bartukas. Ir tyla aplinkiau, gal šiam žmonių jau įdomu, atsisukų sakovės jau ten už galvų susėmė, nes nu, negerai. Iš tos pusės gal ir gerai, nes pilna žmonių. Ir sako, būgnų bartukas, pas mane kryžių 5. Ir ką daryti? Ir daug minčių, pirma tai, nu ne. Ir galvoju, gerai, žinai, mes magai turim, jeigu eina triukas kažkaip ne taip, tu turi tuos išsisukimus. Way out, mes outais vadinam. Koks tavo outas yra? Tai yra planas B.2 ir taip toliau. Ir aš tą vietoj galvoju, blemu, įdomu, koks jo outas. Ir aš jaučiu, jokio auto nėra. Jis tiesiog arba mes kortas į mane, arba dar kažką, jie 5, aš 1, aš mašiną žiauriai toli buvau pastatęs. Daug labai minčių. Ir visi laukia, ir jis laukia. Ir aš sakau, jo, rimtai, geras, sakau, būgnų bartukas. Teisingai, sakau, dabar žiūrėk, papučiu. Sakau, ir tavo būgnų bartukas pavirsta į kryžių 5. Ir čia toks, žinai, tėvelio bairis toks. Ir, žinai, visi supranta, žinai, toks mielas, žinai, nusišypso visi mielai. Ir, žinai, kas gelbės tuo atveju, jisai nesuprato, kad čia bairis. Jisai, blėt, palauk. O tai kur tada dingo ir jisai ieško to bartuko pas save. Ten jau draugeliai myža, iš juoka galva, nu, jie suprato, kad čia. O jisai bando toliau kažkaip tą triuką daryti. Senis sako, čia maladėts. Jisai užlipo ant scenos, man padovanojo kortas. Ten high-fivinam, sako, jeigu reiks stogo Šiauliuose, pasakyk, kad Audrelį ar Andrelį pažįsti. Nu, toks, va, čia dar tie laikai buvo, random. O man šokas, čia aš dar patirties daug neturiu, aš nežinau. Aha, ačiū, okei. Ir jisai jau nulipo nuo scenos, aš nežinau, kas čia įvyko, reikia tęsti. Ir pilna žmonių dabar. Ir sakau, gerai, kitam triukui man reikėtų, kad koks nors vyras padėtų. Jisai sako, palauk,
aš tau surasiu. Aš nemeluoju, jis nueina, už pakarpos bičą, random, paima, sako, ateini, čia tau triuką rodys. Jisai man jį užmeta beveik ant scenos, pastato, stovi taip, žinai, rankas kėlė, sako, gerai, sako, žiūrėk, tau burtą rodys. Ir jisai stovi. Bičas, aš ir tas bičas, kuris, ir jisai žiūri, ir jis laukia. Ir mes kaip koks Wu-Tang klanas ant scenos pilnas žmonių, aš rodau triuką, kur jo net nereikia, o jis tiesiog iš VIP, va iš čia žiūri, nes jis jau, nežinau, mano suteneris jau. Ir baigęs tas pasirodymas ir man, žinai, kad tu negali išlipti iš to šizos, kas čia buvo. Jo ten ačiū. Ir jau buvo gerai, nes jau buvo plojo, nes žmonės jau pradėjo, nes jau kažkas vyksta, čia konfliktas, bet jisai dar nesimuša. Kažką rutuliojas, neaišku. Bet jau įdomu, jau drama, kažkabiškai jau yra nerva. Ir baigęs to, kad aš atsėdu į mašiną, aš visai šizoju, aš varau. Yra tokia gatvė, Šiauliuose, neatsimenu, Žemaitės prospektas ar kažkaip taip. Yra 2 juostos į vieną pusę, 2 į kitą. Čia žolė auga per vidurį. Čia, kadangi 2 juostos, aš priešo varau. Ir varau priešo su mašina ir galvoju, kas čia buvo. Man kitoj pusėje normalioji važiuoja Lexusas, pypsina ir rodo, kad tu priešo važiuoji. Aš tiesiog, man tiek buvo šizakęs, aš priešo variau namo. Jo, ir paskui apsisukau. Tai yra tokių buvo. Tai aš nežinau, žinai, ar čia geras ar blogas, labai gera istorija, tikra. Antras, labai pamokanti. Vėlgi, gal, sakau, šiaip Kazinkį tikrai nelabai vieta, man atrodo, iliuzionistam. Kaip pramogai ir iš tos pusės baigęs gerai, aš sveikiu. Čia žinai, kur tuo momentu tau buvo blogas, bet dabar jis labai geras, atrodo, atsiminti, tipo, žinai. Nes atrodo, absurdas, kad tai buvo. Bet tai buvo, va tas. Ir iš to atjokinga ir tampa kaip iš blogo atsinimo persitransformavo į gerą. Nes tu buvai pirmas iliuzionistas, kuris turėjo asistentę, ne su blizgančia suknelė ir Sophie Loren, o va tokį, nu. Jo, čia. O tik čia. Ambalas. Aš to perpjausiu per pusę, aš to perplėšiu per pusę, jeigu reikės. Jo, dar stogą gavau. Tai va, tai jo, tai yra tokių buvę retai, bet yra. O tai patį geriausią, kur tipo iki dabar atsiminiau, dar kartą tokio pačio neišeis padaryti. Ar čia duos tiesiog man kiekvienas renginys yra pats geriausias? Ne, yra tokių, kur tu, kai nori biški, prisimint, kad tu šiaip gerai, kažką gerai darai gyvenime. Jeigu nori grįžti, yra tikrų renginių ir šiaip psichologija sako, reikia turėti tokių atspirties taškų, kur tu gali sugrįžti ir vėl grįžta pasitikėjimas labai stipriai. Nes ten buvo maks. Ir yra tokių, jo, bet yra tikrai tokių, kur aš žinau, kad tokio turbūt tikrai nebus, jis nėra geriausias, bet jis buvo šitą gruodį. Triukus rodėm 21 žmogus. Ne aš, 21. Aš varau į renginį, iš vieno į kitą, gruodį ten daug renginių. Yeah. Skambinu tos vietos vadovui, jisai sako, jie dabar kol kas mafiją žaidžia, viskas tvarka, šiaip labai turi publiką ir sako, tai laukiam, vėluosi, nesakau, ten 5 minutės vėluosi, 9 būsiu, kas nėra vėlų dar. Ir aš varau, tiesą sakau, tai kiek ten kaip žmonių? Gerai, ten 21 ar 20 vyrų. Sakau, moterų kiek? Nėra moterų. Bet sako, viskas ten normaliai. Bet kas buvo? Jie visą laiką žaidė mafiją, geria, sakė, šotus su alum. Kai jie sėdi gerai, kai jie atsistojo, tada tu supranti, kaip ten buvo iš tikrųjų. Aš atvarau ir mes 21, mes visi rodėm visus triukus. Aš rodau ir visi rėkia tuo pačiu. Jie labai geranoriški, seniai ten vos ant rankų neša, bet iš tos pusės, toks bardakas. Aš darau triuką. Jie neįstovi, neįsėdi, jie ateina, jau kartu šalia stovi, nes jį užmetė tiesiog, jis jau čia rodo. Tai jisai atsistoja tenais. Tada vidury triuko tas barinis stalas krenta velniop ir visi bokalai viskas sudūšta. Ir taip lyg nieko nežinau, olei, žinai, ir toliau. Tada jisai toliau po 3 sekundžių šaukia barui, mum dar 3, nes čia sudaužėm biškę. Gerai, darom toliau burtą. Ir mes toliau darom. Ir visi filmuoja, tamsi, tai buvo amazing, ten toks chaosas, bet pavyko sukontroliuoti, bet daug triukų nedariau tų, kurių planavau. Būčiau daręs idėjiškai, nes, ten nepaitų. Dėl ko nepaitų? Dėl to, kad, jie nelaiko dėmesį. Yeah. Va, dar vienas labai įdomus, kur irgi retas, irgi supratau, kur gal nėra lengviausia terpė rodyti triukus. Tai yra ten, kur hebra ne alkoholį vartoja, o kaip jie patys sakė, kai ką biškis skaniau. Žiūrėjau, jeigu kas nors žiūrit ir planuojat būti iliuzionistu, tai siūlau nevaryti ten, kur hebra visi ant dragzų bus, nes aš buvau vestuvės, visi skyrus mamą ir tetą, daugiau vyresnių ir nebuvo. Visas jaunimas, visi buvo ant dragzų. Nuo pat beveik pradžių. Aš biškai žinojau, kur einu, bet negalvau, kad tiek. Jo, ir ten pavėsinė tokia laukas, tu darai triukus, irgi ilgo negali rodyti. Jie visą laiką juokiasi. Žiauriai geras vaibas,
nelenda kaip tie, kur ten girti. Jie labai, bet, taip fainai, vaibas geras, bet jie net nesupranta, kad triukas dar nesibaigia. Jiem jau gerai. Vietose vietose, punchline. Jo, jiem jau gerai, čia, čia žinai. Išsirinko. Aš tiesiog aš riffle shuffle padariau. Vis eik savo. Čia. Riffle shuffle tai yra, kai tiesiog išmaišai kortas. Negali ilgą daryti triuką, jie neatsimena, kaip prasidėjo. Ir padarai pabaigą ir, pavyzdžiui, bet jie, nereleitina. Ne pabaigos triukų buvo punchline'ai. Pati technika. Jo, tiesiog, žinai, kažkas, ką jie atsirinkdavo. Čia palapinę pradėjo už mane statyti. Prie pat kojos. Tiesiog bičius sugalvoja, dabar reikia palapinę pasistatyti. Ten turėklais pareina, žmogus tiesiog, kaip čia, svirduliuodamas. Ir tada, čia tokie gal 3-4 prieina irgi iš tos pusės ir sako, sako, Magas, gali dar jam parodyti? Aš atsisuku, o tas bičias, į kurį čia visi baksnuoja, jisai ant balto arklio realiai atjojas yra. Ką tu jam parodysi? Aš jam va šitą, žinai tą klasiką, į kurią čia kamerą, nežinau, aš jam va šitą. Pagrindinė. Jo, aš, žinai, va šitą jam, žinai, sakau, žiūrėk, tėvai, žiūrėk. Ir aš jam va šitą rodau, čia, žinai, tas tėvelio vairs. Jisai žiūri, sako, blema, tau neskauda. Ir aš galvoju, ką tu matai, tu tikrai įdomiau matai. Tai va, tai yra tokių, žinai, jisai nėra geriausias, nėra blogiausias, bet yra toks, kur, anūkam pasakosiu, ta prasme, va tokius, nes tokie labiausiai įstringa. Tai susideda, kaip iš jo pusės turėjo atrodyti istorija, kai jisai grįžo namo išsiblaivė ir tu pirmės senis pribėgo prie manęs, sako, noriu fokusą. Pradėjo lūpti pirštų savo... Palapiniai darėm. Jūs man ten tokio... Gerai, tipo, čia yra apie hekleris, bet dar spėju, tipo, komedijai būna tų heklerių, tipo, žinai, aš spėju, kad daugiausiai tiek magijai būna heklerių. Faktas. Nes ten yra, atrodo, kad magija ant to varoma yra, ne heklerių. Jo. Skeptikų visų ten. Jo. Yra tie, kurie tyliai pabūna, paskui prieina ir sako, galiu paklausti, ten jaučiu, žinau, kaip padarai. Jeigu gali pasakyti, žinai, ten taip ir taip, pakalbam. O yra, kurie visą gerklę nori pasakyti vidury pasirodymo, kad žinau, kaip padarai. Ir 99,9% tai nėra metodas teisingas. Yeah. Ir kartais net labai keistas tas jos spėjimas. Parodyk rankovę, nes tikrai čia kortai linda, čia išlinda. Jamesas Bondas, tipo. Tu visai kur, čia būtų fainai, jeigu tai būtų įmanoma. Tai, jo, tai lygiai taip pat kaip ir su tuo iš Šiaulių bičiu tuo. Neini tiesiai į konfrontaciją, bet jau aš neinu. Yra, žinau, kas eina. Tiesiai būna, žinai, su hekleris gali duoti atgal taip stipriai, gali duoti fainai, bet gali taip duoti taip stipriai, kad visi bijos net pajudėti. Jeigu tu nepasakėjai, dabar gali judėti. Jo, yra ribos. Aš labiau mėgstu įterpti tą ir iš to kažką tai, kad nesugriautų ir kad mes abu netyčia nesugriautume nei triuko, nei viso šou, o kad tas kažką pridėtų. Tu visada gali, žinai, ant kažką sakysiu, va čia mano vadybininkas sėdė, prižiūri, kad viskas gerai visada būtų. Ai, tai vos žinai, toks naudoji, kad... Jo, aš padariau šitą varį, jis ir biškai laimingas jau, žinai, visi, o vadybininkas, čia vadybininkas. Žinai, ir jau ten kažkas vyksta, aišku būna, kad nesupranta žmogus, bet aš kažkaip... Ir vėlgi čia tas yra, mes esam diskutavę ir su kitais magais ir su pradedančiaisiais, kaip dylinti su hekleriais. Nėra teisingo atsakymo. Pažinai, ne? Su vienais vienaip, su kitais kitaip. Aš pamenu tavo irgi žiūrėjau, kur pasakai, tik neatsimenu, kur ar Kaune, ar kur buvo. Kur bičias visą laiką, kur heklino, kur žoskai. Kur išėjo, paskui ar tu... Ai, šventoji ten buvo. Šventoji. Ir suprant, nėra teisingo atsakymo. Vieną kartą taip, kitą kartą gal taip, kaip tu elgeisi, būtų blogai, kitą kartą taip yra geriausiai. Pažinai, čia... Plus, man dar atsimenu, jeigu apie tą dar trumpai pridedant, aš atsimenu, kad man dar buvo, galvoju, daug minčių yra. Aš galiu atsakyti atgal, aš nežinau, ar aš noriu atsakyti atgal. Šita aplinka man yra saugi, jį išves dar kažką, bet tada atsimenu vėl, aš netoli gyvenu. Tipo, ten taip, daug minčių yra. Ir kur, aš taip nežinau, ką daryti. Ir tada ačiū Dievui, kad jis nuėjo, ten kažkas kažką, ir ten kaip buvo, ten jau tam video. Ir galit kanalę video rasit, kur pavadinimu vos negau pizdai šventoji ar kažkas tokio. Jo, teisingai šventoji. Tai va, tai sakau, bet nėra teisingo atsakymo. Kitą kartą gal taip, kaip padarai, būtų blogiausias variantas, o gal čia geriausias. Plus, žinai, mane dažniausiai samdo kažkokie užsakovai. Nežinau, įmonės vadovas. Ten jaunieji vestų. Anything, ne? Ir ten dėdė išsikalinė, tu negali, jie gal tą dėdę labai myli, žinai, tiesiog toks yra, žinai. Tu stipriai leptelsi kažką, žinai, jiem visas vakaras dar kartu lieka, aš taip važiuoju namo. Tai aš taip visą stengiuosi taip nevaryti konfrontaciją, bet tą išnaudoti šitą. Aišku, sakau,
Aišku, yra buvę tokių, kur net patys svečiai sako, nu baig, sako, tik burtą rodo, tai įdomu, nu, žaisk. Ten būna visokių, kur duodė vokas, sakai, dabar tik netidarinėkit ir jis būtų netidarinė. Sakiau, žinai, tas, kur gali tas, kur you had one job, žinai, kur, nu, tipo, daug ten visokių eilučių, bet būna, kad jos neveikia, jos veikia visiems jokinga, o jis toliau atidarinėja voką. Ir jisai traukia kas viduje. Ir jis jau ištraukia realiai. Sakau, dabar tik neišlankstykit, jau lanksta. Nu, taip, gali sakyti, gerai, aš duodu šitą pažaistų čia nais, tipo, einu, aš, žinai, kažką kitą rodysiu. Matau, tu paskui rodysi savo. Žinai, nu, gali, nežinau, bet heklerių jo būna, bet man fainiau, kai yra tokių ir jie tada realiai, jeigu jie heklina yra bet kokia atveju, kas reiškia, kad, nu, juos paliečia tavo pasirodymas. Nu, ir plius, kad jie dėmesį reiškia, jiems įdomu. Taip, žiauriai įdomu. Taip, nes yra blogiau, jeigu, žinai, tiesiog sėdi ir tyli ir kai, žinai, tu turi prašyti, kad paplotų Marių, kuris puikiai padėjo, ir, žinai, va. Ir tai čia yra blogiau negu, geriau, tegu heklina. Man yra absoliučiai amazing, žinai, kas, kai aš atvarau ir, žinai, kai būna dažnai, tarkim, apvalūs stalai ir tu, kai stovi kažkur, tai vieni sėdi veidu, kiti šonų, kiti nugarai į tave. Ir tada sakai, Justinas, kviečiu visus atsisukti šitą pusę, nes va čia dabar vyks veiksmas, tu palauki, kol matai visų akis, žinai, ir tada sakai, čia, Ir būna, kad visą pasirodymą, 5 minučių, vienas, koks nors, pavyzdžiui, dėdė, žiūri va taip. Aš ten, o jisai 5 minučių tiesiog sėdi va taip. Kur karts nuo karto? Niekad nebū. Jis tiesiog sėdi taip ir taip ir taip ir tu 5 minučių rodai ir jisai toliau sėdi ir pasibaigė ir jis tiesiog va taip atsėdėjo visą laiką. Aš dabar būna kartais prieinu, taip žinai, sakau, gerai matosi, ne, sakau, viskas sarka, nereikia veidrodžio, ne, gerai, okei. Okay. Nu tokia, žinai, gali, nes visi, žinai, čia yra, atsiprašau, žinai, čia yra irgi dramblys kambarį, tu gali minėti, sakyti, kad to nėra, arba tu gali paminėti ir gal nėra baisu. Nu kartais paminėti, kad jo yra. Ne, tas adresinimas. Nu, tipo kaip ir įvardinti, tiesiog kaip ir būna jo. Nes visi mato. Aš matau, užsakovai mato ir jie gal žino, nu jis toks. Bet taip nebaisiai piktai, bet, nu, taip kažkaip per fantą prasme. Ką jis man? Kur tu vienintelis, man atrodo, aš bent jau daugiau nežinau, tipo, žinai, kuris yra 2 lietuviškos magijos rinkinius išleidęs. Aš ne Harris Potteris, bet ir aš ne burtininkas, bet liktais. Bet yra dar kažkas išleidę, ar tu vienintelis ir esi Lietuvoje? Rokas Bernatonis. Jis dar. Tai čia buvo projektas. Bet jis po tavęs, man atrodo. Ne, man atrodo, gal prieš biškį. Ten buvo esmė tokia, kad buvo karantinas ir, žinai, kad nenupuštum, tu kažką turi daryti. Jo. Žinai, tai aš dariau online pasirodymus, buvo paklausa, ypač per gruodį, nes įmonės turi pinigų, nori kažką darbuotojams duoti, nėra ką duoti. Online'as, tai aš gal šiam pasirodymu, 5 gal padariau, nu daug. Bočiai, labai daug. Jo, tai specialiai ir programą parašiau tokia, kad galėtų gerai atrodyti per online'ą. Gyvai, nu ne, čia yra šitą. Ir dariau jo, tos triukų mokymus, rinkinius. Tai yra, vienas buvo, nu, suaugusiem, mum, biški rimtesni, ten su kortom ir buvo vaikam. Vaikam tai vienas dalykas, tai ir vaikai gali mokytis, iš tos pusės tėvai išmokti ir tada parodyti savo vaikam. Yeah. Aš žinau, kad taip darydavo, aš net nepagalvojau prieš tai. Jo, tai pasikeičiau irgi Paulių Ambrazevičių, kad prisijungtų. Paulius Ambrazevičius yra nuostabi publika. Jis labai teisingai, fainai reaguoja į triukus. Jisai nustemba, jam fainai. Jis yra, nu, va, nuostabi publika, absoliučiai. Toks 10 iš 10. Tai jis žiūrėjo, aš jam rodžiau, paskui jau ten jau, žinai, jau diginau, jau ten vienas likau ir tada, žinai, rodžiau, kaip daryti. Tai fainai. Paklausu ir ten yra, nu čia būdavo tie, sako, tai nieko, kad tu čia moki, čiagi paslaptis. Nu, man atrodo, blogai būtų taip, aš padarau 5 minučių pasirodymą, visi paploja, sako, o dabar visi ateikit, viską atskleisiu, kaip čia viskas vyko. Nu, tada čia yra nesąmonė, nes praras tą magišką momentą. Jo, jie grįž namo ir jie net nebegalvos, jie galvos, o jeigu nežinos, jie grįž namo, jie dar toliau galvos, tai reiškia, kad tas pasirodymas duos dar daugiau naudos. Smalsumą tas sužadins. Jo, gal eis googlint, gal išgooglins ir okei, viskas tvarkoja, aš nieko prieš, tegu. Tiesiog neduot ant lėkštutės va taip, nes tada tai yra, nu, nebeįdomu. O jeigu tu mokai, tai kodėlgi ne? Nes, o kaip mes išmokstam magai triukų? Tipo, ne, lygiai taip pat, tipo, ateini iki to, kur pasigūgli, pasijutubini, dar kažkas. Tipo... Jo, čia yra klausimas, kiek tu komitini, kiek tu nori. Jeigu tu labai nori, tu skirsi, žinai, mėnesį. Jeigu tu nori tik paslaptį sužinot, nu, parą ir bet tu nedarysi to triuką. Tu žinosi paslaptį, okei, bet žinai, kas iš to tu nedarysi. Man pirminį su šitą, aš esu draugai rodęs tą Coin Through Soda Can, kur paėmė monetą ir jį skadinį įmušė ir paskui ją išpilėdau. Taip. Aš jam parodžiau ir nesakau, kaip, sako, kaip,
Ir aš jam ir dariau visas blogiausias dalykus, kur nes niekad nerodyk to pačio triuko 2 kartus. Taip. Aš jam kokį 6 kartus parodžiau. Okay. Net užuomenas pradėt, jis vis tiek nesuprato. Ir jam kitą dieną reikėjo anksti ryte keltis, jis sakė, jis neužmigo. Jis nedamiego porą valandų, gal miegojo kur su atsijunginėjimu, sakė, ir tada nedamiegojęs nuėjo. Sakė, seniai, aš tavo alaus pastatysiu. Bet įsivaizduok, ant kiek tu jį palėtėjai, ne? Ta prasme, ant kiek tai yra fainai. Tu galėjai tiesiog paimti ir parodyti, paslapti, jis būtų miegojęs. Dabar jisai, žinai, jis iki dabar turbūt atsimena tą bemiegę naktį. Jo, ne gal buvo, kaip irgi, tada ne fainai gal buvo, dabar jam fainai būtų atsiminti. Ir aš jau net užuomas priskau, atkreip dėmesį į tą. Ir specialiai nesakau, gal, nu davai, važiuok. Aš kartais būna pasakau, sugažiek, nes kai klausia kaip. Faktas, kad klausia kaip. Jo. Per vieną intervą, per talentus manęs klausia, ar jūsų neužnisa visų magų, kai jūsų pastoviai klausinė. Kaip tu padarei? Sakau, ne, nu čia mūsų darbas toks. Būtų blogiau, jeigu sakytų po pasirodymo gražus batai, kur pirkai. Čia jau reiškia, kažkas tavo triukais labai blogai yra. Tai va, visiškai nedresna triuk. Tik moterį iš torto ištraukė tokio keksiuko. Koinas, kur pirkai. Žiūrė, geras švarkas. Jo, tai va, tai tada jo. Bet aš būna tą, kaip pasakau kartais, žiūrėk, jeigu jau 2 naktis neužmygsi, tada jau skambink, sakau, nes pradžiai fainai, paskui jau nesveika, tai sakau, tada jau pasakysiu. Šiaip, jeigu paskambintų, aš jaučiu tikrai gal net kažką užsiminčiau, nes... Iš kur jis gavo numerį? Jo, ir niekas neskambina. Nors buvo, kas sako, ir ištraukia mobilką, plus 370. Ir jis užsirašė mano, bet neskambina. Okay. Jinai. Tai va, bet jo, tas, kad nepasakėjai iš karto užhypinai, jo, triukai tą fainą ir turi, kad jie yra momentinė emocija ir paskui dar lieka. Būna, kad po kelių metų aš būna susitinku ir sako, bet va, tas buvo amazing. Ten ir vis prisimenam, kaip ten kažką. Tai labai fainai, tai gyvena galvoje reiškia. Tas azartas sukyla. Jo, ir tas istorijos, realiai, tu istoriją parduodi. Tai va. O šiaip, yra dar planų, dar kažkokio, triukų rinkinių leist, O šiaip, vienu metu kažkada, iš esmės atsisėdu ir aš galvoju, ką aš noriu, daryti toliau. Tai, ką norėčiau? Tai norėčiau su triukais padaryti daug visokių skirtingų dalykų išbandyti. Ne tai, kad naujų triukų, bet ką gali su jais daryti. Tai yra, gali magijos rinkinius išleisti. Okay. Tai turbūt dabar kol kas, nežinau, šiaip mastau, bet taip nėra, kad rytoj. Tada, pavyzdžiui, esu daręs tokį projektą su Laisvės TV X kanale. Monumonai buvo. Tai realiai apsimetė čia kaip šitas, kaip... Carbonaro efekt laida tokia JAF yra, realiai panašiai. Tai tu apsimeti tiesiog ale darbuotojų ir asistentų kažkokiai parduotuviai, bet iš tikrųjų triuką padarai su produkcija. Yeah. Ir tai vis sako, kaip čia ką, o tu vaidini, poker face vaidini, kad taip pasaulis vyksta, kad čia net nebuvo, ir žiūri, kiek gali neišsiduoti. Ir paskui jau sakai, gerai, čia mes filmuojam, čia slaptas kameros, O ką aš to norėjau pasakyti, tai va tą išbandžiau. Ir dar turiu tokių visokių minčių, kur aš norėčiau nutemti triukus. Įmonė mokymus dabar, pavyzdžiui, pradėjau daryti, irgi vadinasi, mąstyk kaip iliuzionistas. Okay. Tai parodai pradžiai kelis triukus, nes šiaip būna dažnai, sakai, ateini ir tu pasveikini, sakai, sveiki, aš iliuzionistas. Ir tu negalėjai prie mokymų, visi sako, žinai, visi mintyse, parodyk kažką, parodai, tada jie tą credibility tą turi, klausom. Ir tada tu ten pasak. Realiai aš sakyk, kortos turiu. Jo, tai ką noriu pasakyti, aš tada tiesiog ten irgi mokau, pasakau, ką mes magai iliuzionistai naudojam savo triukose ir ką jūs realiai tą patį galite naudoti pas save tiek darbe, tiek asmeniniam gyvenime. Ir tai nėra, kad, nes daug kas sako, jūs magai meluojat, štai jums ir pavyksta, mes nemeluojam paprasti žmonės. Visų pirma, visi meluojam, čia vienas dalykas. Antras, čia pats paprasčiausias toolsas, ką mes naudojam, yra melas, mes daug kitų turim fainų. Ir būna, kad tu tiesiog net nepagalvoji, kad tu tą patį gali asmeniniam gyvenime, ar nežinau, ten naudoti į dėrybų metu, susitikimuose. Teisingai. Meilužę nuslėpti. Matai, visur, realiai. Jo, ir fainai. Pačiam patiko, nes labai daug, kelis metus kūriau, kad būtų kokybiškai ir nebūtų tiesiog, žinai, kaip būna vanduo. Mokymai, bet tai realiai vanduo. Ir tu sakai, šį fainai buvo, sakai, ką išmokai. Aš nežinau, bet labai fainas lektorius buvo. Jo, bet šiaip vanduo. Bairiai geri buvo. Bet šiaip, bet tai yra šiaip vanduo. Tai kad nebūtų taip, kad išsineštų realiai ir, tikslas yra, kad kažkada gyvenime pagalvotų, dabar aš galėčiau padaryti taip, kaip tas su akinukai sakė magas. Tai mano toks biškai tas tikslas, tai turėjau irgi labai fainų klientų
įmonių, ta prasme, ir vat išbandžiau, patiko, fainai, tai šitas produktas yra toks ir daugiau visokių idėjų turiu, tai kur norėčiau nutempt dar triukus, tai kol dar nėra taip, kad čia pabodus veikla ar kažką, tai jo. Tai okay. Realiai, triukai yra labai geras tiesiog toolsas, priemonė. Geram laikui, pramogai, žinai, būna, pavyzdžiui, vedu renginius, tai vieni vedėjai dainuoja, kiti ten šokt moka. Ok, tai yra jų, priemonė paim žmonės apjungti. Skilas tas kažkoks. Jo, repuoja, ten, žinai, freestylina, gerai, ten jamą neveda, bet, tarkime, ne. Aš parodau pasirodymą, jis irgi daug duoda naudos, žinai, pralinksmina, apjungia publiką, pat palaiduoja biškį ir... Momentą tą kažkokį sukuria dar vieną. Jo, ir paskui apie tai, žinai, ir kalba ir viską. Tai ką noriu pasakyti, tai kad jo, triukai yra labai geras toolsas daugam. Tai dar yra visokių jo tokių, bet vėlgi, žinai, pripasakai, paskui nepadarysi, tai nežinau, bet dar norėčiau tikrai, žinai, ten keletą metų tikrai nieko neplanuoju keisti, darysiu tą patį, bet ieškosiu kitų dar formatų. Ir šou gal dar vienas bus, ne į mikrofoną, o kaip big stage, taip kaip Rokas daro ir Las Vegase, dar kažkas tokio planuoja? Jo, yra, nes aš Vilniuje kitas kampas, bare, kito kampo baras yra, aš ten darau tuos ne į mikrofoną. Jo. Planą turiu nuo kito sezono, tai nuo rugsėjo, nuo spalio, biškai kitokį dar formatą. Bet jis dabar irgi toks under construction, tai nėra dar išgryninta iki galo, bet ten labai gera erdvė, net ne vieno kelios ir ten per jas, žodžiu, pažaisti, idėjų yra, tai ne ant scenos. Ne ant scenos, ne magas, nėra magas. O tai tada žiūrėk, prieš 20 metų... Kieno šuočiai tavo šiaip yra? Tu prieš 20 metų, sakai, magiją pradėjai kažkur aktyviau užsiimti, nes 20 metų užsiemi. Ką pasakytum savo 20 metų atgal? Jeigu galėtum sugrįžti, patarimas. Iš profesinės pusės, ne? Bet kas gali būti. Motyvacija, bet kas. Tipo, ar buvo kažkokio žodžio, kurių tau būtų reikėjo išgirsti tada? Arba tai, ką dabar žinai pragyvenęs tas 20 metų, galbūt žinai, ko trūksta tada. Arba gal nieko nesakytum. Jo, vienas tai tam tikrus dalykus biški drąsiau ir anksčiau pradėti daryti, nes būdavo jau jaučiasi, kad kelis metus realiai darai panašiai, labai patogu, nes tau komfortiškai tu zonoje esi, nes tu viską moki ir varai. Ir kitas tai nepamest biški, aš šiaip darboholikas jaučiuosi, aš turiu tą, jau savo buvau pripažinęs, kad yra pas mane problemų su šituo. Ir kažkaip biškai gal nedavesti iki šitą. Nes, aš supratau, kad, pavyzdžiui, būna, kad dabar biškai jau sveikstu atrodo iš to, bet metai 1,5-2 atgal. 1,5, tai jo, tai yra, tu tiesiog nebemoki ilsėtis. Ir čia yra labai baisus dalykas, nes kai tu ilsies, tu grauži save, kad tu ilsies. Nes kažko dabar nedarai, mailų netrašinėjai, tu varai į atostogas, bet tu visą laiką galvoji, ką dabar reikėtų padaryti, nes sugebė atsijungti ir visos mintis realiai yra, beveik visos nukreiptos į darbus, nes tų renginių ten pilna ir kai kurie sudėtingi ir tu, ir naktim, aš, pavyzdžiui, kodėl per Talentus 23 metais finale, mano finalas buvo, aš jūs nukelsiu visus į sapną ir čia, nes sapnas labai patogi tema, nes sapne viskas, anything. Bet kas realu gali būti? Jo, ir ten ir kortų kaladė, ten skraidė, ir ten, kur išnyko. Jo, nes bet kas. Bet aš ne šiaip sugalvojau tą temą dėl to, kad aš žiauriai daug sapnavau ir aš sapnuoju nuolat darbą, aš sapnuoju visus renginius, aš pabundu ir aš žinau vidury, kurio triuką esu ir kuris mano yra netgi, žinai, eilutė, kuri. Ir būdavo, žinai, prieš einant mėgoti, netgi, žinai, kur, žinai, žmonai, kai, nežinai, labanai, sakai, žinai, sėkmės. Ir, žinai, užsimerkia ir žinai, į renginį. Tai manau, kad nėra labai sveika ir nėra labai fainai. Tai vad bandau dabar biški sveikti šitoje vietoje, tai taip neperdegti to, nes tas perdegimas jaučiu buvo. Ypač 2-3 metų turbūt pabaiga. Tai metai su biškiu, jo. Tai va ten, tai kažkaip tai biški pasaugot. Ne šiaip tą sveikatą taip viskas laiko, bet tą psichologinę tokią. Neperspaus kartais. Yra tas, kur tipo, vienam darbe kažkuriam išmokino, nes irgi turėjau tą darboholikizmo dalyką, kur vadovas išmokino, sako, kai ateini į ofisą, tu darbe, tu uždarė ofiso duris, tu nebedirbi. Bet va šitą išmokti, tipo, žinai. Taip. Ir tas labai sunku būna, nes ypač jeigu tu užsidegęs tuo, ką darai, tipo, ne dar kažką, sunku nedirbti, nes tu nesijauti, kad dirbi, tu pramogauji, tipo, žinai, ir tu nori daugiau žaisti, daugiau pramogauti, tipo, žinai, ir tas gaunasi kaip žaidimas, ir tas dopaminas tiesiog straikinasi ir tas
priklausomybė tampa nuo to tiesiog. Jo, ir tas kitas yra, kai, žinai, mums performeriam yra tas, kad kartais sunku atskirti, žinai, kada tu dirbi, kada ne, nes labai fainai yra, kai, žinai, užrakinai duris, kaip sako, žinai, ofiso, pirmadienį šitą. O tu, žinai, kaip visą savaitę mytai visokie dėl renginių, ten derinimai, mailai, triukų mokymaisi, programos, dėliojimas, scenarijaus, kalba kažkokia rašais ir taip toliau. Ir ateina savaitgalis ir tik tada prasideda darbas. Tik tada prasideda hardcore'as, tada tu varai padaryti visą, ką mokysi. Ir grįžti ir dar reikia ir tau skambina, ir tau gali skambinti, žinai, ir 9 vakaro, ir 8 ryto. Ir jo, ir realiai tu visą laiką toks atrodo, pasiekiamas turi būti visą laiką. Tai va tas yra, bet čia, nu, čia vėlgi, čia, žinai, visą gali susitvarkyti, tiesiog reikia. Nepamiršk, kad reikia tvarkytis. Jo. Nu tai ką, dėkui, kad Nežinau, šunį gausiu dovanų, matau. Ir tau šuo, tipo, tu dar teisingai, tu man dovaną buvo atnešęs, kokią kamerą užpakuosiu. Čia žiūriu, tu man atneši kažką briką, sakai, kad čia lietuvių brandas yra, ne? Aš taip supratau, jo, tai yra, nu, atsidaryk, čionais, aš juos jau mačiau ne vieną kartą Facebook'e kaip reklamą. Ir, ir aš pagalvojau, vėl man išmetė ir aš pagalvojau, kad kadangi laida vadinasi, pokalbiai prie kebių ir kebabinė, tai tavo, kad šita laida yra geriausia kebabinė Lietuvoje. Ir pradžioje galvojau, ar man pačiam surinkti tau atnešti iš karto taip, bet paskui, žinai, dėl ko šiaip žmonės Lego perka, tam, kad surinktų čia. Pats procesas, tai žinok, nieko nepakavau, tik pažiūrėjau. Žiauriai dėkui, seniai. Tai va, tai turėsi kebabinę savo. Tu neįsivaizduoji, kaip tu pataikai. Nes aš kažkur, nes kadangi čia ta nauja studija gaunas, kažką galvoju, reikia pradėti galvoti, koks setukas tai turėtų būti, pažinai. Ir man išmetė šitą ir galvoju, gal šitas bairis būtų, tipo, žinai. Ir galvoju, paskui pasižiūrėsiu, tipo, daugiau, nes ieškau neoninio kažkokio ženklą. Ir galvoju, gal ne neoninio ženklą, gal kažko tai susijusiu su tuo. Aš 5 kart gal tą reklamą pamačiau, žinai, kada fainai, o dabar matau, kad, nu, žinai. Ir eik tu kaip cool, eik tu kaip... Tai kaip padarysi, davai nufotkink, nes aš noriu pažiūrėti, kaip, žinai, gyvai atrodo, ne? Aš pastatysiu per naują, surinkinėsim. Jo, žinai. Žiaurina. Ta gražia gaida, ačiū, kad atvykai pas mane suvalgyti kebabas, tikiuosi buvo skanu. Aš dar pabaigsiu. Gali pabaigti, ten yra tavo pagrindinė kamera, čia yra platus kampas, gali palinkėti žmonėm, pasigirti, pasireklamuoti, kas pas tave vyksta. Reklama šitam mažam kanale tau. Tuoj, žinai, tokia protinga žinutė pabaigai. Aš anksčiau su tokia žinutė atsisveikindavau, atsimenu renginiuose, nes ten, žinai, būna, sako, magai, mintis skaito, ten ateitį spėjat ir aš tada visiems pabaigoju sakydavau, jo, bet žinokit, aš kaip magas atskleisiu paslaptį, vienintelis būdas atspėti ateitį, kaip ten yra tiesiog patiem ją kurti. Tai ir kurkim ateitį ir statykim Lego. Tai va, toks. Nice. Ir einu pabaigsiu tą kebabą. Dabar padarysiu, kol eina vinjetė, aš tiesiog žiūrėsiu, kaip tu valgai.